10 dienos rytas. 2 kilometrai už Ištado įsikūrėm prie Baltijos jūros. Čia toks kaip ir pliažas laukinis. Ten matosi laivas Ištado toliau. Jeigu fokusuoja uostas Ištado. Vakar pasimaudėm jūrai, bet vanduo sogas. Kyla saulė. Šiandien 100 km planuose nuvažiuoti. Kažkur netoli Karlshamno jau būsim. Gal 50 km beliks rytoj. Diena atrodo neblogai turėtų būti. Bent iš ryto bus matyti dienos, jeigu visas taip dažniausiai dienos prasideda gražiai, o vakare lietus užpliaukia. Pasakiška vieta. Labai gerai miegojom šiandien čia, tarp kitko. Super. Žinau, kaip miegojęs? Gerai. Gerai miegojęs. Nesugripas, aišku. Jo, buvo nepaėdęs. Ką, sėdėm ant jūros kranto, turim foteliukus, čia vaizdas toks, čia miegojom. Čia sumuštinis valgysim pusryčiam, išgersim su kava. Superinis vaizdelis. Kur geresnis pusryčiam? Kur ras geresnė vieta pusryčiam? Turbūt niekur. Kažkas nutarė pabraidyti. Maudyti. Susilaudė. Taip, čia paplūdimiai švarūs. Toj pusėje švarūs pliažai. Toj pusėje pastebėk švarūs pliažai. Yra tokių ruožų uždumblintų, bet pagrinde tokie geri pliažai šiandien. Pavyzdžiui, Danijai, kur buvom, tai ten... Nu, o Danijai, kur buvom, tai tenais iš visos rutinai. Retai, kur tokių pliažų ten rasi, bent kur važiavom, tai ten nebuvo piragai. Vokietijoje daugmaž irgi yra tokių, bet tik ties miestais geri didesniais išvalyta, o toliau tos puviesiai tokie. Fermos tos jūrų. Nu ką, susirinkom daiktus, suserdėm palapinę, viską. Turbūt, kad pradėsim greitai. Spakavom, pradėsim 10 dienos važiavimą. Eiktas laukiai laikas, čia buvo čia 1, 2, 3 važiavimas, jau dabar mes pradedam 10 dieną. Jo, čia geras. O važiuojam tokiu siaurų keliuku. 19 kelias iš Ištado, iki Karlshamno. Tai yra žiaurė, eismas baigtulinis, vietos dviračių nėra. Mašinų dafiga. Gerai, kad labai protingai lenkimai daromi yra vairuotojai, ne taip kaip Lietuvoje. Lenkia fūros, pasitraukia kitą juostą, arba negali pasitraukti. Stabdo ir važiuoja iš galo, kur aplenk. Per vairą nekala, kaip Lietuvoje. Žiauriai kultūringi lenkimai. Kaip kalnai? O, čia daužom. Sukilimai tai žiauriai. Nuo plius 100 metrų keli staigiai per kokį... Žinot, kiek ten staigiai nusileidė, iki 10 vėl. 8-8 metrų. 8 metrų sukilimų. 8-10 metrų. Čia geras buvo. Tai čia tai keliukas. Aš sukilom davo baiką. A baiką? Baiką, važiuoju. Vaizdas, žiūrėk. Eik tu savo. Karlshamnas matos. Iš čia.
O užpompavom, tai užpompavom. Da taip gyvenime nesuškilęs tokį aukštį su dviračiu. Jūra, va mato. Eina, šika gerai atrodo. Su kamera tai čia šūda, nieko nenufilmuosi jaučia. O panorama, kokia reikia prie to ženklo, stapteli. Leidžiamas nuo kalno. Tas vaizdas, tai nerealus. Bet jau nelabai kas besimato. Štai, kaip jūsų įspūdis apie pirmą įveiktą kalną? Tobulas. Tobulas. Taip. Užkilom, užpuškavom. Kiek puškavom, nusileidom per kelias Nusileidom tai labai greit, jo. Bet vaizdus pamatėm kokius žiauruminius, gražumo. Čia tai dabar jau, kai nusileidai, nieko nebematai, ten kaip iš paukščio skrydžio buvo. Oi geras, dabar čia tik 8 metrai nuo jūros lygio, tik tais aukštis. Tai žiauriai nusileidom daug. Fainiai. Aš tik biškai gal užkampėlis. Užkampėlis toksai šiek tiek. Važiavę 200 metrų, pasukti dešinėn. O, taip ir padarysim, pasuksim dešinėn. Na, dabar tokiu ramiu keliuku, nebetu ten baiseliniu, kai važiavam. Ai. Tiesiai. Važiuok lempant, rakti dar. Važiuojam per pušinėlį. Labai geras, toks fainas takiukas. Deginkitas. Geras keliukas eina per mišką, dviračių takas. Pildom atsargas, šitas buvo cukraus rūta, šokoladas. Nusprendžiau, kad jau reikia cukraus, nes jau kuras baigęs. 7 kilometrai iki valgyklos, bet jaučiu, kad galiu nedatraukti, nepavalgęs. Nes nuo ryto nieko nevalgiam. Iki pizzerijos, jo. Iš ryto nieko mes nevalgiam. Pusryčiai buvo skromni tokie. Tai valgiam 4 tos sumuštinis rytą. O kokie kalnai buvo, kalorijų degė daugiau. Dabar skaičiavo minus 1200 kalorijų organizme. Jaučiu, kad reikia pavalgyti stipriai. Tuoj pradėsiu valgyti tošį. Gal skaniai. Švediška kirchė. Pasukti dešinėn. Superiniai žvirkeliukai, be jokių tarpų. Lietuvai reikėtų pasimokyti tas daryti. Kaip asfaltas, viskas dėlė.
Švedų šarvuotis. Nepagaunamas radaru. Štikom tokį egzempliorių. Middle of nowhere. Miškų keliais. Google, ačiū tau. Tokį gerą maršrutą. Į Karlshamną. Visi kalti, bobas kaltas, goblės kaltas. Kas dar kals? Pušelė. Pušelė. Pušelė, tau ne per daug kerpių užauga. Nepavargaisiu būti. Nepavargaisiu būti. Ne, limonadą. Tai įsipilk man. Reikia įsipilk vandens. Mažiau pykti. Mūsų kolega pavargus yra. Nepavargus. Pykstai. Davai, ateik padėti ištrauk. Padėk tą kamerą. Laiky savo tą. Čia ne. Kas čia ne? Čia taip turi būti? Taip, turbūt. Na, galvoju, kad plyšta. Jo, ne, plyšta. Jūs labai nervuota. Ne. Čia mano Kam tu tušinį prisipažinti? Aš rašysiu memuarus. Tai turi prie įrankių. Turėsiu dar 2 tušinius švediškus. Da mažai. Laikau jūsų transporto priemonę. Tai kas iš to? Pirki savo vandenį, laikau. Kaip subojai. Duok bobai gerą butelį, pusę vandens. Taip nėra dar vandens. Laistai samanas. Pravysi kamštukai. Aš išiauk. Nepravysi kamštukai. Ne, tavo duot. Tai nekalbės, kad pravysi. Na, o. Vieną užnavą šiaubus. Čia yra... Aš kaip račekas šitau? Čia yra gliukai. Persivažiavai, ne? Perkaito. Gerai, ištašysiu viską. Ne, išgers. Rakysi, ar ne? Dantis duok įsikas. Šiau. Kažkaip burną įsikas. Apseilėje visą kamštuką, dabar sukam butelį nehigienišką. Užsičiauk. Nebenervi. Taip, valūn, su moterom. Eik tais. Jau blemba, jūs tai tobulybės. Taip, vyrai tobulybė. Eik. Čia yra paskutinių 3 dienų fiksacija vaizdo. Tobulumai, įsikūnijimai. Ką te dirbi, nemaisyk man. Tai čia. Nemaisyk, čia ir sur yra BCA, Nu, tai aš kitam. nesidėsiu dabar to lašą. Tai gerai, BCA praskėti. Pilk, nu gerai, pilk į BCA man. Ne. Pamandoj. Tu norėsi, tai padarysiu. Ane? Kamštis, pjovai, skrusdėlės. O, kliūbus. Nebūs. Va, turėsi gėrimą. Jo, Galėsi gerti. gersi. Neištrūkši. Gerai, ačiū. O, taip gamta Švedijos reikia, neprižiūrėti. O taip čia šiukšlynai. Taip negalima daryti, niniuniut. Nematai, kas buvo. Pikčašis. Myžalą pradėjau gerti. Čia savo? Aha, nes nebėra vandens, kažkas išgėrė, tai ir gėrė. Myžalą primyžė ir gėrė. Vėl primyžė, vėl gėrė. Taip vandens su to turėsi. Va, kokia mes miške. Bet pažiūrėk, kokia medžiai nudžiūri, matai? Daug medžiai nudžiūri. Čia nudžiūręs medis. Nebėra toksai. Nori važiuoti? Nelauksiu pažiūrėti. Laikyk laiką. 10 dienos pabaiginėjimas. 95 kilometras, dar 10 liko. Ne, 10, 13. Dar 13, ieškom toliuko, jau 10 kilometrą, vis bandom prisėsti. Nuvažiavę 200 metrų, Va. pasukti dešinėn. Va, be soliuko ten nerasim. Štai taip, soliuko paieškos 10 kilometras.
ir vėl turėsim traukinį. Pafilmuokim traukinį, kaip greit lieks. Čia traukiniai, mėly draugai, važiuoja, tai ne Lietuvojant 80, ne? Čia traukiniai jau tai 150 laiko. Tai čia jie lekia velniškai. Teko važiuoti, vis net baisu buvom posėdį. Ką dar mes čia galim apie tuo metu pakalbėti, po traukinys atvažiuos. Šiandien nuvažiavam 101 km, dar kokius 10 važiuosim. Kažkoks sužiūrė durnumas važiuočiam. Kalnus, daužom, kelimas, kosminis. Vis tiek važiuojam. Kažkaip dabar toks antras įkvėpimas gal vestum kokios. Nu, tai varo. Čia bėgiai. Čia. Čia greitas tai džiauris vyras. Tai pralėks. O taip va. O taip pat ir lekiam kėlelio. Link Aržamo lekiam link Aržamo. Ten va yra biški kalniukų, magistralė. Mes magistralę važiuoti negalim. Mes važiuojam kaimo keliais. Čia neblogai, bet diena buvo nekas važiuoti be šaligatvio. Be juostos buvo pavojinga ir nedrąsu. Dabar tai čia be pilga jau. Skirta viskas jau. 105 km šiandien kalnais ir lygumom nuvažiuota. Bus ir visą 110, dar daugiau. Eilinis kartą nuotykį paskutinėje dienoj. Ta miestą, kur atvažiavam, kažkokių tai metalistų susmirdusių, apsimyrusių koncertas vyksta. Tai visi prisisprogę, visi kempingai užmušti. Apie vietą jokios kalbos net nėra. Tai dabar... Jo, ieškom. Dziončia. Tai mes į kempingą vaisim. Tai va, tai dabar ieškom kempingo, kažkur nutolom 2-3 km nuo to miestelio, kur žadėjom nakvoti, pamatėm ženklus, koks kempingas yra. Tai bandom žiūrėti. Ką diena tęsiasi 115 km sukas. Nu, tai tuo bus. Sakiau, sukas 115. Tai va. Taip be, tai jau praėjęs 14, pas mane bent jau. Tai va, taip be keliaudami, gali būt, kad šiandien ir Karlshamną pasieksim ir Devdesą. Ir Devdesą ofise ant grindų išmiegosim, va. Gerai. Tai va, toks update'as iš Švedijos paskutinės dienos. Vyksta įsikūrimo darbai. Vis dėlto ant 115 km radom, kur apsistoti. Kempingasą tokį. Vėliavai pagaliuką. Oi, koks šiaudelis, ačiū. Tai va, čia žirgėlius pasistatėm vėl ir vėl jūra nepaleidžia. Čia turim tokį pliažą mini. O, ir čia mes turime ir dušą šiaip yra, viskas ir, bet čia dar esant upui galima ir jūrai maudytis. Vaizdas yra maždaug toks. Tadam. Ten kažkur lietuvėlė. Pusė. Čia tokioj saloj mes esam saleliai. O ten toli, tiesiai. Apsimyžusių tų metalistų balius vyksta. Kažkoks švedės rock festival, žodžiu, ten žiaurus. Važiavom taip kaip zombiai, prisprogę prieš koncertą, visi eina, šrautiniuoja. Nu ne visi, bet 8% baisus ten, baisiliniai. Visi kaimai aplink 2 km spindulių viskas, visi kempingai, visas kylės, viskas tiesiog užkišta. Tai va, mes iš ten gavom čia papildomus ekstra 5 km, 6 papildomus ekstra davažiuoti. Kai nuskilo, kad radom čia kempingą, be vilties jau buvom. Galvom liks kur nors miške, dar kažkur. Tai va.
Vakarėlis geras, eisim darytis valgyti kažkur, nes žiauriai noris. Per visą dieną vieną pizzą suvalgėm. Ahos miestelėje. Tai vat, poniai irgi dabar nervai pasitaisė, jinai dabar linksma, nes žino, kad jau iki Karlshamno ten liko 10-15 km. Ūpas geras jau. Girdi kipsė. Tai va, toks Kaip profesorius. update'as.